pirmą kartą renku kompą nenduinės. Reprezentuoju Lidlą. Dabar pasilenk ir pakosėk. Koks čia komponentas? AMD Ryzen 9950. Galėsi kokią nori planą nusistatyti. Pastovi žiūri, šviečia tie kompai. Ir vilioja, ir apvokti, ir apsipirkti. Elden Ringą buvau perėjęs visą. Sukinėk plasmasiukas. Kitaip šeimos savo nebepamatysi niekad. rpc.lt Pas mumis atėjo nusipirkti laidą kažkoks asmuo, kurio aš neatpažinau tuo metu. Tačiau Aurimas pasakė, kad aš turėčiau žinoti, kas čia do asmuo. Ir tas asmuo yra ponas Emilis Jokūbas iš Savaitės Rifo. Sveiki žiūrovai, sveiki gameriai, sveiki kompiuteristai. Vos nepasakiau kitą blogą žodžią. Kompiuterastai. Sveiki oficiniai, šiandien jie man sudės kompą, jo atėjau laidą pasimti, tiesiog išlindo bahūras ir pasiūlė, čia galim kompą sudėti. Pas mane kompai prasta situacija mano kompui yra. Sakė, kad problemų kažkokių Siaubinga yra. situacija, dėjausi pas kažkokį pilietį, kuris yra iš šalies, kurios dabar nevalia minėti dėl karinės padėties. Iš Pakistano? Iš Šiaurės Korėjos buvo pilietis ir keistai ten Arstiman sudėjo, jis man tą kompą, tada aš parsinešiau namo, tada neveikia kompas, tiesiog neįsijungė, nors prie jo akių įsijungė, tada aš vėl nešiau atgal naktį, 11 nakties, tiesiog važiavau pas jį, nuvežiau vėl atgal kompą ir sako, čia sudegė procesorius, kažkas ten tokio, kažkaip įdėjo procą ir jis sudegė. Gerai, kad manęs dar nekaltino, žinai, nes aš niekada nepadariau kompą. Įdėjo vėl naują procą ir tada jau veikia, bet dabar vėl dalykai vyksta. Savaime kompas įsijungia. Literaliai galiu prisiekti, sėdi hatoj, išjungtas kompas ir jis įsijungia tiesiog. Okay. Tai aš nežinau, kas ten yra su juo. Nu, aš kiek žinau, tau komponentai buvo atrinkti tokie jau aukštesnio lygio. Kiek aš žinau, vienintelis dalykas, kas bus pernaudotas iš tavo kompiuterio, tai yra storage'as visas, hardai, kiek žinau, ir vaizdo korta. Jo. 4070 Ti, kiek aš žinau. Aha, man ras jo. Jo, laikykis už jos, todėl kad šiuo metu jų kainos yra tokios pačios kaip ir 50 serijos, nes 40 serijos nebegamina. Dar 40 serija kai kurių pliusų turi, ko 50 serija neturi. Tai čia yra biški toksai... Čia collective items, aš galėsiu laikyti. Darosi... Po 10 metų dar brangiau parduosi, ne? Jo, lauk kripto boomo, tada galėsi labai brangiai parduoti. Aurimas atneša tavo kompiuteriuką čia ir pirmiausiai prieš bet ką renkant ir išrenkant, galėjai dulkes nors nusivalyti. Žiauriai ilgai nevalės, irgi viduje net nežinau, kas dedas. Prieš renkant, išrenkant ir viską, man atrodo, mes pasižiūrėsim, kas viduje iš tikrųjų yra. AMD stokinis cooleris iš senesnios 3 kartos. Ok, neblogai. PK7PMD deep coolas, gerai hardai. Bet nėra žiauriai blogas. Ne, kompas čia nėra blogas, kas nepatinka, tai kiek dulkių jame yra. Laudinas irgi baisiai ilgai, čiaučiau hard su hardai susiję kažkas. Žiauriai ilgai laudina, gal 5 minutės. Operatorių gal nori iš arčiau prieiti, pasižiūrėti, kaip galim pasirašyti čia, va, žiūrėk, va, RPC, va. Dievo, pas mane profilaktika kas 2 metus prasipūsti. Aš feną pajungiu ir su fenu čia prapačiu viską vidai. Ok, jo, nu, viskas irgi labai priklauso nuo korpuso. Pas tave va čia va ypač šitie magnetukai nuėję, čia yra iš karto tarpai, dulkės lys, vienu žodžiu, apačioj filtras, nu... Aha. Gal kompą ant stalo iš vis geriau laikyti ne ant žemės? Nebūtinai, kad ant stalo, bet jeigu ant žemės laikai, maždaug tiek, va, kad būtų virš. Aš laikysiu ant stalo dabar. Nu, plus gražesnis kompas iš karto. Slėp nereikės, žinai. Bus gražus, kas dar įdomu, kai mes padarysim vaizdo kortą, ne taip bus, o jinai šonu, va taip pastovės, kad matytųsi ventiliatoriai, taip, daug gražiau atrodo, daug labiau užpildo visą korpusą. Išneš CS 1.6. 1.6 sunkiai, bet manau, kad paeis kažkas padaryti. Svarbu, kad Minecraftą galėčiau ir 1.6. Minecraftas turėtų veikti pagal viską. Galėsim realiai pradėti, manau, išardinėti pirmiausiai, nors realiai ką čia išardyti. Mes išimam tik tai vaizdo kortą, išimam hardą, SSD ir viskas. Nieko kito mes kol kas nepernaudojam. Tau reikėtų padaryti giveaway'ų. Va, kiek surinksiu folderį. Blemba, šiaip jo, gal atiduotas detalės. Ei, visi, kas nori detalių, laukit naujienų, atiduosiu žiauriai geras puoselėtas, nudulkintas detalės. Dulkes nuvalysim. Gerai, aš tada va išimu pirmiausiai vaizduškę. Nežinojau, kad reikės, jeigu gali atnešk šepetį. Nu, negalvojau, kad reikės. Prapūsim, išvalysim viską. Čia vienas iš labai dažnų dalykų, ką reikia daryti vaizdo kortom, jeigu būna senesnis. 40 serijos nelabai, bet jas išardyti, ne tik kad ventiliatorius ten išpūsti ir termopastą. Jo, pakeisti pačius termopadus. Tarp kai kurių komponentų, kad laidininkas būtų geresnis ir kad aušintųsi komponentai vidiniai geriau. Aš galvoju, tik tais procų reikia daryti tokius dalykus. Ne. Vaizdo kortą irgi
lygiai taip pat turi procesorių. Joje pagrindinis čipas, kur yra. Turim. Dėkoju. PNY. Nežinau, kodėl žmonės labai dažnai heitina ant PNY. Aš turėjęs ne vieną PNY kortą. Aš turėjau 10-7 Ti PNY. Man jisai patiko. Nedaug variantų labai turėjau pasirinkimą, atsimenu, aš ją pirkau. Tai buvo prasidėjęs tasai su bitkoinais dalykas. Tai man jau, aš jau sunkiai radau kortą. Ir jau brangiau negu būčiau galėjęs pasimti. Gerai, kol kas aš tada viską čia padedu kol kas. Ten žinau, kad yra 2 SSD ir 1 hardas, kuris dar bus išimtas. Atsiras vietos. Puiku, varžtus pamečiau, nereikia. Gerai, pirmiausiai man pasakyk. Kompiuteris kam bus naudojamas? Ar geiminimui, ar workloadas, ar... Bus ir geiminimas. Geiminsiu birželio gale, kai jau su stand-up tour susitvarkysiu visus reikalus. Tai mačiau daug gerų žaidimų išėjo. Elden Ringą buvau perėjęs visą. Dabar išėjo naujas Elden Ringas, kur, man atrodo, ten kelies jau gali ko-opą žaisti. Atsirado. Tai tą noriu pamėginti, tada Dūmą noriu pamėginti naujausią. Nes kur bahūriškas žaidimas, tai jau Dūmas jau labiau nebegali būti. Nes eini taškai demonus ir mirti neįmanoma. Nulupinėjai galvas, stuburus ištraukinėjai. Čia hardcore'as. Absoliut. Tai šitą noriu pamėginti. Dar Gatagi išeina čia realiai neužilga, ne? Kitais metais, man atrodo. Tai šitas jau vilk turėtų Gatą jau tikrai. Be problemų. Būna ir preditinimo dalykų darau. Medžiagos belekiek būna, reikia perskelnėti, siūsti tenais kolegom arba pats tenais montuoji, tai ten 100 gigų, ten terabaitai, žinai, būna eina. Ant tokio kompo man jau sunkiai sukas. Dabar va, kur yra, tai jau tais dar laikais, kai dėjos aš ten prieš kokius 3 metus, tai dar, žinai, gerai buvo, bet dabar jau, jau lėtokai. O kokią redagavimo programą naudoji? Aš Premierą naudoju. Premierą Pro. Kas gerai va su šitu Ryzen procesoriu, sakau, 16 brandolių, 32 threadai. Tai reiškia, gali geriau padalinti visą workloadą. Čia brandoliai korai, ta prasme. Jo, korai ir tada yra threadai, kur, jeigu yra hyperthreadingas, tai kiekvienas koras gali turėti, sakom, 2 sijas, kaip jos vadinasi, arba loginiai brandoliai. Ant kiek lygis dabar kitas šitų detalių. Aš kai dėjos atsimenu, pirmus tos kompus, ten kaip pirkdavai, 4 korai. Čia jau lygis. Tai čia 4 korai, aš prisivedu, Intel Core 2 Duo buvo pas mane vienas iš pirmų procų. Taip. 2 brandolių. Ir dar sakau, 5-7 tas taktinis dažnis, kuris bus, tai tikrai dirbs labai efektyviai. Bet dar galėt, ten tie yra overlockinimai visokie, aš girdėjau, žinai, čia kaip būna, kai Motorola nusiperka M9 kubikų, ten pas mane M9, bet suktas, žinai, taip, kaip 125, tai čia realiai tas pats tik ant kompo, ne? Overclockinimas galima. Problema su overclockinimu, ypač su, sakom, naujesniais AMD procesoriais. AMD įdėjo mikrosaugiklius į savo procesorių, kurie, jeigu nors bet koks overclockas yra padarytas, jiems sprogsta. Bet ne procesas, kad nustoja veikti, bet jeigu atsiranda koks nors garantinis įvykis, kad nebūtinai, kad atsisakys sutaisyti to, bet gali iškilti problemų nuo to. Jo, jau sakys, ką tu čia žinai. Plius, kam overclockinti, jeigu dirbam 5-7 GHz, iš tikrųjų, plius, jeigu aušinimas yra geras, jisai stabiliai galės išlaikyti tą aukštesnį kloką, kaip jisai vadinamas. Overclockinimas yra labiau entuziastų dalykas. Aš su kompais truputėlį susigaudau, aš ne overclockinu. Overclockinu ramus. Visi overclockinam ramus. Čia toksai labiau advanced dar jaučiu dalykų. Tu turi vis tiek domėtis jaučiu. Čia nėra, kad aš dabar atsisėsiu, šausiu overclockiną, man viskas gerai bus, žinai. Iš akies, žinai. Ne, būna suspaudai, iš karto atsiranda nestabilumas. Ir ne vien nestabilumas tarp procesoriaus ir motininės plokštės, bet tuo pačiu tarp visų kitų komponentų, kurie veikia ir šneka tarpusavį. Kokį komponentą nori, kad padėtume ant stalo pirmiausiai, kas eis į tavo kompą? Kas kiečiausiai atrodo, tą ir dėk. Aušintuvą dėk. Dėsim vandens aušintuvą su ekraniuku bus, Dark Flash'o DV360S. Ekraniukas rodys tavo procesoriaus apkrovą ir procesoriaus temperatūrą tiesiai iš vidaus kompiuterio. Tesla praktiškai, kompo versija. Jo, tik tai Teslos mažiau vandens turbūt yra negu šitam. Nes jau vanduo kompė, tai čia jau kitas lygis, ta prasme. 3 šitą paną bus ekranė irgi? Galėsi kokią nori paną nusistatyti. Atang! Kavai dėsiu čia. Aurimas lūžta iš galo. Aš susidėsiu tą kompą ir tiesiog namuose toksai bėgiosiu. Bėgsiu kompą, va taip įsijungti. あれ生徒会の2人じゃない？そんなもん必要ね。私が2分で閉店してきてやんよ。待て。 Daug efektyviau, daug tyliau gali dirbti, nes plotas didesnis yra, tai reiškia, mažiau ventiliatoriai turi suktis, kad galėtų tiek pat išaušinti. Sekantis dalykas yra AMD Ryzen 9950X. 16 brandolių, 32 threadų procesorius, 5,7 GHz dažnis. Taktinis dažnis, man atrodo. Aš lietuvių nelabai moku, 19 metų užsienį.
gamyklą. Dar normaliai be akcento šneki, šnekėsim. Excuse me, Ne. kaip tai žodys? Processories? Accessories? Jo, gal turėsi tą, žinai. Ką? Su pilnu akcentu tuo. Right, so today we have Mr. Emilis Jokubas. He's a famous comedian here in Lithuania. He came in to buy a cable. Turns out his computer was a bit iffy. Worked like a piece of shit. Damn right, brother. You're goddamn right. Brother! He hooked me up. Hooked me up good. Šiaurės Airijoje, jo. Dėsim į MSI Tomahawk Mag B850 Max Wi-Fi. Man atrodo, labai sumaišiau visus čia pavadinimus iš eilės. Čia motininė jau, ne? Čia jau motininė. Pilno ATX-o. Bliamba, kaip mandrai atrodo šita. Eina, man atrodo, 2 ar 3 NVMe. Iš karto gali drive'us dėtis. O tai Wi-Fi, tai čia reiškia Wi-Fi'us yra? Jo, automatiškai yra. Nereikės tau jokių flešiukų naudoti. Bliamba, kaip gerai. Bluetooth'as gal dar yra? Yra. Ei! The Bluetooth device is connected successfully. Va čia tai. Pas mane visi flešai dabar buvo užimti. Aš ten Ne. Wi-Fi, Bluetooth'ą turi atskirai pirktis. Wi-Fi 7 yra ir Bluetooth 5.4. Tai čia tai naujausi dažniai. Plus B850 yra naujausia serija AMD kortom. Vienintelis skirtumas palyginus su praeita karta yra, kad gali turėti daugiau, sakom, NVMe diskų, kurie veikia daug greičiau. Anksčiau ant B650 serijos galėjai turėti vieną labai greitą, kiti veiks lėčiau. Hardai kažkas tai. NVMe yra, kur tavo kompė ant motkos yra va toksai va SSD mažiukas, kur yra. Supratau. Jie yra patys greičiausiai. Man pasakė Aurimas, kad tu visą laiką norėjai švieselių. Jo, kad biškai Viską švies. Viską Labai švies gerai. ir viską galėsi nustatyti kaip nori. Aš noriu, kad vasarą vabalų daug kambarį būtų pas mane. Man reikia, kad kuo labiau šviestų, man patinka mėgoti su vapsvom. Žiūrėkit, čia dabar Emilis tiesiog norėjo pasigirti, kad šiuo metu neturi vabalų pas save namie. Čia tai nėra jų. Čia humble bragas yra, jeigu aš tokį matęs. Taip, 64 GB DDR5 ramai, 6000 MHz RGB, nors ir šitie ramai techniškai yra Inteliui XMP paruošti, Expo profilis lygiai taip pat veikia puikiai. Expo profilis yra overclockinamas ramam, kad jie pasiektų... Ramus gali overclockinti? Ja. Tai gal ir aušintuvą gali, čia viską jaučiu gali overclockinti. Aušintuvą, man atrodo, nelabai, bet žinau, kad monitorių galima overclockinti savo, kad daugiau hercų rodytų. Tai patys net ramai, matai, va švies net palei viršų. Aš atsimenu, kad tik tais pradėjau ten eiti tą visą PC, tą kultūrą, žinai, kur tipo jau konsolės jau paleidau, žinai. Sako, viso kompas, naujas dalykas, ten CS prasidėjo visi keronescape'ai. Ramas buvo ta detalė, kur, nu, tu žiūri kompą, tu nežiesi vaizduškis. Tai senais laikais, žinai, tu nežiesi procą. Nu, svarbu daug ramų. Visą laiką galvodavau, kad tik tada nusipirki ramų, bandai leisti žaidimą ir nieko neneša. Aš prisimenu, ant savo pirmo kompo, man atrodo, turėjau šiam 4 MB RAM. 64 MB. Tai čia yra 1000 kartų daugiau, negu kas buvo prieš plius minus 20 metų. Koks aš senas. Bet čia tipo jaučiu, nėra maksas. Kiek maks ramų gali įdėti? Į stacionarų ar jau labiau į serverį? Stacionarų. Į stacionarų 256, man atrodo, yra labiau jau standartų. Bet paprastam, tipo, tiesiog kur pageiminį padėti, jaučiu, nelabai jauti tenais. Nebaisiai. Supranti, ramai daugiausia turi įtakos, jeigu bandai daryti daug dalykų vienu metu. Jo, todėl, kad ramai, kaip skaitosi, yra volatile memory. Palyginus va su SSD išlaiko visą informaciją išjungus kompą. Ramai ištrina visą informaciją. Tai jie laiko tik tai tas, kas yra dabar sujungta. Tai aš su šiam 4 aš jau galėsiu ir žiūrėti dokumentiką apie dramblius, loš dūmą, tada Runescape'o vatkutingą keltis ir dar premjerę montuoti, man jau išeis šitą visą tokį sequence. Arba net galėsi 2 chromo tabus atsidaryti. 2 chromo tabus. 2 chromo tabus. Inkognito tabus. O ką veiksi? Nesvarbu. Nesvarbu, ne? Nu, supratau, gerai. Aš nežinau, apie ką jisai šneka. Aš doras. Davai, tik biškai kitoks, žinai. SSD dėsim 1 TB Samsung S990 Pro. Tiksliai nežinau, koksai pas tave ten buvo tas NVMe SSD. Šitas bus apie 3 kartus greitesnis. Ir dar tuo pačiu yra su heatsinku, gauna temperatūros, jisai atsiaušina save užtenkamai gerai. Pasyviai, nereikia ventiliatorių ant šitų dalykų. Hardas, nu gerai, man talpus hardas, čia pats tas. Nelabai komponentai, čia tik tai dėl grožio. Įdėsime baltų laidų iš vidaus, kad būtų biškai juodas baltas kontrastas. Pagražinį kompą už 20 kažkiek eurų. BMW senam kilimą, žinai, įsidėt kokį. Jo. Arba ledus, žinai, ten lubose, kad šviestų kažkas tokio. Įdėsim tau dar gražių šviečiančių ventiliatorių iš visų pusių, kad būtų labai, aš negaliu to žodžių sakyti, nes Aurimas labai. Bus gražu.
Estetiška ir dadės tau FPS-ų, kaip visi žino, kad spalvutės dadeda FPS-ų. Jo, man. Dabar tai tikrai GTA išneš su šitais koderiais. Tikrai. GTA 4 tai tikrai išneš. Ir paskutinė detalė realiai išskyrus korpuso yra maitblokis. 1 kW, 80 plus gold, efektyvus, modulinis. Ką modulinis reiškia? Nereiks guminių pirštinių dėtis, kai kompą jungi rozetę. Modulinis tiesiog susijungi, kiek laidų tau reikia viduje. Kitus gali pasilikti, jeigu ateityje atsinaujinsi kažką, galėsi dasidėti daugiau laidų. Jie viskas tinka. Šitie maitblokiai yra super patikimi. Corsair. Ai, man Corsair. Turėjau. Nebuvo pas mane dabar Corsair. Ne, pas tavę Deep Coolas buvo dabar. Corsairas viena iš patikimiausių yra maitblokių brandų. Nukrausim. Ir korpuso height i40. Juodas. Čia kartonas nusims, neatrodys šitaip, ne? Kaip nori, realiai. Jeigu nori, kad biški geriau užšintusi, kartoną nuimsi. Su šiuo korpusu jau darėm vieną bildą, iš tikrųjų mūsų labiausiai peržiūrėtas video ant YouTube yra su šitu korpusu. Viral korpusą turėsiu. Pradėsim rinkti pirmiausiai komponentus į motininę plokštę. Tai yra lengviau, todėl kad visus, ką gali, sudedi į motininę plokštę, tada motininę plokštę perkeli į korpusą. Kvizas. Koks čia komponentas? Protas. AMD Ryzen 9950. 9950, 32 tredzai, 16 koro. Čia šitą irgi žinosi. Čia yra SSD, tasai, kaip ten ta jungtis, NVMe. Taip. Noriu vemt Emilis Monday. Sužinau, čia pirmą kartą Emilis pirmadieniais nori vemti. Čia jau žinosi. Čia ramai. Geri ramai. Nu ir motininė plokštė. Aš realiai leisiu motininę atidaryti tau. Ui. Čia tai lygis. Kas čia? Šitą galim išmesti? Ai, nu, reikia. Čia Wi-Fi tavo antena ir Bluetooth. Ne, aš sakyčiau, kad tau jinai bus reikalinga. Bet ją pasidėsim į šoną, nes jos nedėsim iki pat galo. Nu ką, nepadišovkė lyg ir. O, žiūrėk, lipdukų gavai. Emilis dar darys lipdukų giveaway'ų. Ne, šiaip šitų netiduosiu, man pačiam reikia. Pats pasiliksi. Aš kolekcionuoju lipdukus. Motininės nedėk ant stalo. Nedėt ant stalo, ne. Net geriausiai yra renkant kompą, dėti motininę ant dėžės. Ant dėžės, supratau. Mažesnis šansas, kad kažką subraižysi. Pirmą kartą renku kompą ne ant dujnės. Čia labai profesionaliai viskas atrodo. Svarbu, kad atrodo profesionaliai. Išpakuok procesorių dabar ir aš parodysiu, kaip kas... Reikės pastos, girdėjau, ant proto tepasi pastą kažkokią. Taip, duosiu peiliuką, jeigu nori, va. Su dantim geriau nedaryti. Kokia pasta tinka protui? Gali bet kokią pastą naudoti. 3 pagrindiniai variantai, ką galima naudoti. Standartinė termopasta, yra tada liquid metalas, skystas metalas, kuris yra geriausias, bet rizikingiausias, nes gali išbėgti ir užtrumpinti. Pats jį turi karštą metalą pilį? Ne, jisai yra švirkštelį toksai, vos ne kaip gypsidabris įsivaizduok. Bet jeigu jisai išbėga bent kur nors ant šonų, damage'as iš karto. Užtrumpina visą motininę. Čia brangus dalykas. Jo. Tada, dar kalbėjom, paskutinis variantas yra Honeywell PTM 7950. Čia yra tie, kaip sakiau, termopedai, kur yra ne pasta, bet įkaitus jinai ištirpsta, pasidaro termopasta, kaip vėl atvėsta, pasidaro vėl padas. Užklijuoji šitą jau. Jo, šitas galima užklijuoti. Niekada nereikės termopastos keisti po šito dalyko, todėl kad jinai naudoja phase change technologiją, kuri leidžia jai visą laiką persinaudoti ir regeneruoti save. Čia nanotechnologija kažkokia. Taip, gerai, procą kol kas padėk, aš tau dabar leisiu. Šitą va metaliuką atkabink. Ai, va. Jo, va. Ai, blemba, aš toks atgrubnagis, baisiai čia neišlaužtas. Jo, tai dabar va pasižiūrėk, kiek čia pinų adatėlių yra viduj. Jo. Tai dabar tau reikia paimti procesorių ir jį įdėti. Yra ir išpjovos, ir yra, va matai, trikampukas, nupieštas ant vieno kampo. Nedebilui, aišku, blemba, viskas padaryta, kad kuo paprasčiau būtų. Jo, iki galo. Taip va, ir dabar šitą lenk ir iki ten užkabink iki to galo. Stiprus vyras. Blemba, aš bijau, kad neišlupčiau. Ne, čia taip ir turi būti, viskas. Šitas nusiema. Sekantis dalykas, galima įdėti ramus, gali vėl išpakuoti savo... Oi, ramus, tai šitą, tai aš net manau, kad daugiau net patirties negu jūs turiu, žinokit. Ramų, kaip sakant, įdėjęs 1000 per savo gyvenimą. Visą laiką, aišku, apsaugas išlaužiu dėdamas, bet...
Čia toks man braižas. Nu tai čia aš sakyčiau tada nelabai įdėjimas, o bandymas įdėti skaitosi jau. Žinai, kiekvienas, kaip sakant, menininkas savo braižą palieka. Taip. Jūs prapučiate visada prieš dėdami šitą? Ne. Padaro tokį? Ne. Ne, nereikia šiaip, ne. Ant senesnių, jeigu jau yra naudoti ramai, yra gerai tai padaryti. Ar žinai, kuriuos dėti slotus ramai? Šiaip reiktų dėti, žinai, kuriuos nuo čia pradėti, nuo čia ją pačią leisti. Ne. Matai, čia net parašyta, į kuriuos pirmiausiai dėti. Tai yra va šitie. 2x2 first. Ja. Tai pirmiausiai atkabinam šitus. Ir dabar spaudžiasi su jėgu. Opa. Pala. Taip dėdu, ne? Ja, netapusė. Oi. Ramų, kaip sakant, įdėjęs 1000 per savo gyvenimą. Nu, sorry, hebra, senai bedėjęs, blemba. Pamiršau jau savo įgūdžius, žinai. Išpakuok SSD. Bam, instrukcijų nereikia, niekad neskaitom. Nereikia. Ui, koks mažiukas. Jo. Pusbas. Čia kas, čia du technologija. Specialistas. Tu pasižiūrėk ant spiruoklių. Geras. Autofiksavimas. Jo, aš su šitom MSI niekada nedaręs. Mes jau taip gaunasi, mėly, kad kompus nelabai renkam. Mes su Aurimu jo labai... Kompus jie. Jo, mes su Aurimu visai ne prie to. Nepageiminti. Jo. Realiai, šita motka yra jau paruošta. Kuo nori, kad tvarkingiau atrodytų, tuo daugiau laiko praleisi. Aš labai atvirai pasakysiu, jau ne kartą per visus mūsų video esu sakęs, aš renku laidus katastrofiškai netvarkingai. Ne, aš padarau tvarkingą darbą, bet netvarkingai dirbu. Tas pats pas mane. Organizuotas chaosas, aš sakau. Taip. Pas mane fire hazardas namuose. Kompo vidų nežinau, kas laukia ten daro su tais laidais. Mano kėdė ant laidų, aš važinėjau per laidus ir kojas dedu irgi ant laidų. Viskas ant laidų. Padedu čia viską į šoną, išpakuosim korpusą. Opa. Prašom, dėdė, žiūrim. atpjaukit. Kaip per kalėdas jaučiuosi. Aš prisimenu šitą korpusą, kai reikėjo išimdinėti. 2 žmonių reikėjo. Rankenas ištraukti reikia, nes kitaip kabinis polistirolas. Tada apverčiam. Ir pagal viską jisai turėtų išslysti. Šį kartą 2 žmonių nereikėjo. IQ didesnė reikėjo negu mano kažkieno kambarį. Jeigu ką, aš šitą rinkau paskutinį kartą ir man nepavyko taip gražiai viską išimti. Tai gal tu tiesiog galingesnis nei aš. Lemba didelė dėžė atrodo. Atrodo didelė ir tikrai yra viena iš sunkesnių dėžių. Ir jisai storas stiklas. Ir kas gražu ir patogu, viskas laikosi irgi ant magnetų. Gerai, nuiminėjom šitą, bam. Viską gražiai pašalinam. Yra čia va, vos netokia kai rankinėlė, bet tu prilaikyk stiklą iš karto, nes tu jį ir trauk dabar link savęs. Nes jisai čia išsiems iš karto. Oi, blemba. Jo, būtum paleidęs. Duok, aš padėsiu jį į šoną iš karto. Nori, kad specialiai tos stiklus daužytų žmonės. Kai kurie pasiskaito instrukcijas prieš tai, mes jų neskaito. Didžiulis lipdukas užklijuotas, atsargiai dušta. Yra, buvo gerai, žodžiu, nesvarbu. Nu, tai jau, kai kuriem tiesiog reiškia lemta daužyti stiklus. Čia va yra tas raizeris, kuris leis, kad tavo vaizduškė čia būtų montuota vietoj to, kad taip va montuota. Tai daug gražiau, kaip minėjau, atrodo. Nu, šitas jau nesuduš. Ne, bet tik susilankstyti gali. Matai, žiūrėk, kaip gražiai iš vidaus net atrodo. Čia va, operatoriui reikia parodyti, matai. Čia, sakau, motininės varžtai, maitinimo bloko varžtai. Aš tada tuo pačiu paimsiu tiesiog ir atsuksiu ventiliatorių. Tai jūsų ventiliatoriai visai nieko, bet mes dėsime šviečiančius gražesnius dark flasho ventiliatorius. Čia va, būtent va šito ir buvo. Nu, tu sakei, nori šviečiančių ventiliatorių. Kuo daugiau spalvų. Fortnite'inis kompas būtų pas mane. Čia yra, jeigu nori ekstra SSD įsidėti. Šitie keisai yra realiai gan brangus. Ir geros kokybės, ir labai patogus dirbti su jais. Gerai, apvers korpusą dabar į kitą pusę. Opa. Dabar paguldyk jį. Šituose Haito keisuose yra 4 generacijos raizeriai. Tai realiai naudoti juos su, sakom, naujausiom Nvidios kortom arba naujausiom AMD kortom, vaizdo kortom. Galima, viskas yra ok, bet kažkiek našumo gali prarasti. Nes čia įsivaizduok, tiesiog yra vaizdo plokštės prailginimas, naujausios kortos naudoja, sakom,
PCIe 5 generacijos, čia yra 4 generacijos laidas. Reiškia, jisai biški mažiau duomenų gali perduoti. Tai čia yra vienintelis niuansas, bet pas tavę yra 4 kartos vaizdo korta, skirtumo nepamatysi, įsidėsi 50 kartos vaizdo kortą, skirtumą pamatysi ant tiek minimalų, kad net nepastebėsi. Gerai, dedam motininę. Vienas iš pagrindinių dalykų, ką reikia prisiminti dedant motininę. Neįmesti jos į vidų. Ne vien, kad neįmesti, kai ją įdedi, niekada nebandyk atitaikyti skylės su šitu. Reikia labai atsargiai. Matai, kiek komponentų yra visokių už galvą. Nors vienas numuštas, motininiai amen. Lygiai taip pat, kaip yra visi tie treisai, kaip jie vadinasi. Perbrėši šitą dalį, kažkuri dalis motininės nebekomunikuos su kitam. Nes čia yra grinai magistralės. Dėl to pas man ir neveikia pusė fiškių jaučiu, nes dėjau tą motinę, tai ką aš atitaikinėjau ten normaliai. Aš ten ir spaudžiu, ir šonus raižiau. Nori dėti pats? Blemba, aš galiu pamėginti, žinau, kažkaip. Atsargiai tik tai viską dėk. Motininių, žinai, daugiau negu jūs įdėjęs. Tai. Ai, nu tai taip. Tu esi čia tikras ekspertas tarp mūsų. Negali taikyti. Netamu. Spjaukam krašto padeda. Va. Psio. Viskas. Motininė uždėta, skylės visos atitinka. Dar biškį pajudės truputėlį. Išpakuok šitą dėžutę, ten bus visi mūsų varščiukai. Čia bus mūsų maidblokio varžtai, čia bus, nežinau. Tu turbūt esi garsiausias žmogus, su kuo aš esu filmavęsis. Man atrodo, taip ir yra. Nebent esi su Mikutavičiu Marionu. Ne. Nu tai tada aš garsiausias. Filmavome su Balaklava, kad buvo White Balaklava, youtuberiu, tuo filmavomės. Žemiausias žmogus, kurio veido niekas nežino. Man sakė, norėjau padaryti eksperimentą, pasižiūrėti, kiek aš svorio galiu numesti, bet tada, žinoma, vėjarupį susirgau ir taip svorio numečiau. Dėjau 1, 2, 3, 4, 5 varžtus, aš tau leisiu įdėti kitus 5. Ką varžtų aš sukęs, išsukinėjęs labai daug. Daugiau nei mes. Daugiau nei mes. Manau, kad jo, žinau. Ja. Skirtumas tik tas, kad jūs už tai nenutysė, mane nutysė. Bet čia kita tema jau. Per kitą epizodą. Nenukris, turėtų būti gerai išmagnetizuoti. Tik atsargiai suk, nes jeigu varžtas, jeigu nupraeis, negaliu perspūsti. Galima stiprokai užveršti, nereikia, kad per stipriai, bet jeigu atsuktuvas prasisuks, išslys tau, vėl numuši komponentą, amen ir viskas. Gerai, užteks. O, pas mane 1-1 regėjimas. 1-1, tai gerai? Nežinau. Nu, tipo vienetas tai yra su pirmumu, žinai, susijęs. Ai, nu tai taip. Tu darei Katleriui tortą. Jo. Noriu, kad papasakotum apie Katlerio tortą, kas tau ten gavosi. Nu, tai jo, darėm, žodžiu, bitą Katleriui su draugėliu Pataraku. Tipo paskutiniai pietus, nes jisgi daro tą paskutinę vakarienę. Ir jam užsakėm tenais šefą tipo, kuris darė tos patiekalus, nors iš tikrųjų mes ten darėm tos patiekalus namuose. Patarakas gavo padaryti starterį ir main patiekalą, o aš gavau padaryti kokteilius ir desertą. Nu, tai aš sugavau tokį desertą, kuris vadinasi katleragas. Tai yra piragas su bjauriai padarytų katlerio veidu. Melinių piragas, be to. Jo, ir gavus atsidariau tą ChatGPT receptą, darau tą tešlą ir paskutinis ingredientas rašo druskos, tipo salt, 1/4 šaukštelio. Ir aš toks, tingiu ten pas mane indai neplauti. Tingiu aš ten tą šaukštelius plauti, žinai, čia atitaikyti, sakau, sakės šausi, žinai, tą druską. Nu ką, aš žinau, 1/4, kiek čia yra, žinai, kažkaip apkalkuliau galvoju ir sakau, druskinės tiesiai, žinai, tą visą miksą. Ir druskinę prasidariau. Ir yra 2 skyriai druskiniai, žinai, yra vienas, kur tie maži taškiukai ir yra kitas skyrius, kur atvira visiškai tiesiog. Ir aš pradėjau pradžioj su tais mažais, kur taškiukais barstyti ir, nu, nieks ten neina tos druskas, žinai, minimaliai. Kiek aš sakau, stovėsiu 10 minučių tą druską bersiu. Sakau, didelį prasidarysiu skyrių, prasidariau didelį skyrių ir va taip pat kaip su varžtų sukimais irgi. Nu, tipo, užverčiau gaubiškį pilsiu ir čia krūva druskas, pusė druskinės į vidų. Ten skista viskas, žinai, aš neišiminėsiu, žinai, nei ką, sakau, gal nebus per sūrų, žinai, sakau, gal susigers, šokoladą dar dėsiu, galvoju, nesijaus tas druskas. Tai kitą dieną tenais tą tortą įsiparagavo, toks, sako, kas čia yra? Kas čia yra? Sako, ką jūs čia padarėt? Ir tam šefui, žinai, jis tipo aiškina, nes tipo, ten tas šefas darė. Mes ten paėmėm tiesiog tokį bičą pliką, sūsis, uždėjom ten kaip šefą aprengėm ir liepėm, kad jis pristatytų kaip paspirtuko, tai yra pomodoruko pusbrolis, žinai, iš Italijos, paspirtuko, šef paspirtuko. Ir jis ten, nu, čia yra melinių piragas, žinai, čia katleragas yra. Sako, kodėl čia sūrus, sako, kas čia yra? Nu, aš nežinau, čia nėra druskos, čia yra melinė, žinai. Nes aš šiam tam šefui nepasakiau, kad aš belekiek druskas prišoviau. Jis irgi nesupranta, kodėl čia dėl tos druskos klausinėja. Viskas, man atrodo, nebėra. Viskas, sko. Tada galiausiai šefas išėjo, sako, kas darė tą piragą?
Ten tipo sako, nu patarakai, ten patarakas pasakė starterį darė ir man patiekalą, blemba tavo geri, sako, namo parsineši. O tai kas piragą darė, sako, aš, ką tu sako padaryti? Sako, druskas biški per daug, dievai, nesako, nu nevalgom. Nevalgomas dalykas, neįmanoma valgyti. Dar aš netikėjau, davė dar man paragauti, jo, pilnai nevalgom. Pats paragavau, tai, nu, nesiskundžiau savo kulinariniais įgūdžiais iki to laiko, žinai, bet spaudimą gavau, žinai, dėl podcast'o tokį padaryti. Aurimas už kameros, verkia Aurimas už kameros. Sekantį dalyką, ką mes dabar paruošime, be druskos, be druskos. Čia labai gerai. Pakeisim ventiliatorius ant pačio vandens aušintuvo. Todėl, kad tie, kurie mes dėsim į korpusą, skiriasi negu tie, kurie yra ant vandens aušintuvo. Norim, kad viskas vienai būtų. Vienodai, tada spalvos lygiai taip pat atrodys ir universaliai. O iš kur vanduo? Čia man reiks jungti vietoj skalbenkės. Kaip padavimas vandens eina? Ar čia įpili kažkaip? Iš kur jis? Uždaryta sistema. Uždarytas radiatorius. Tiesiog yra, nereikia nei dapilti. Čia jau yra vanduo dabar. Jo. Aš jau planuojas namuose viską, žinai, kur ten perstumdžiu. Santechniko reikės. Kur skalbenkė, viską, žinai, kur jungti. Maišelius šitus aš iš šono iš karto paimu. Ir čia va visas savo vandens aušintuvas. Masyvus jisai. Jo. Tokiam procesoriui reikia. Va, visas radiatorius ir čia vandens yra viduj. Žiūrim. Patikrinsiu dėl tų ventiliatorių. Čia va bus ekraniukas tokio dydžio. Žinoma, galėsi customizinti pagal save. Vien, kad ekranas yra čia, nu, ta prasme, aš tokių dalykų nesu matęs gyvenime. Nebūtinas dalykas, bet kai mes sakom, it's nice to have. Bandžiau patraukti. Kūčia įmė. Iš kokio miesto esi? Aš Panevėžio. Tu Panevėžietis, aš Kaunietis. Aš Kaunietis. Nu, Kaunas yra Kaunas. O čia jau kaip jūs pažiūrėsite, ar iš blogosios, ar iš gerosios pusės. Yra tik vienas teisingas atsakymas ir... Teisingas atsakymas. Jo, apie Kauną gerai arba niekas. Dar vieną galiu pasakyti. Niekad neklausyk prokuroro ir netikėk pažadais. Iš kokio rajono Kaune? Panemunės. Panemunė. Tai ten snukių nemaldavo jau čia, ne? Nu, reikia prisiminti, kad aš nuo 2004 užsienį gyvenau. Tai tu, kaip sakant, nuo visuotinės Kauno mobilizacijos marozų pabėgti spėjai. Spėjau. Nuo tada, kai atsikraušiau į Lietuvą, aš tik taip 2 metų Lietuvoje gyvenu. Su mama, su tėvu susisiekėm vos ne kiekvieną dieną, žinai, pabendrauti. Man mama sakė, kad aš tapau biškį nuo atsikraustimo marozėlis. Ne marozas, bet marozėlis biškį tapau. Spjaudi kambarį ant kilimo jaučiu. Ne. Pagal muziką, tik tai realiai. Spjaudyti namie nenori. Visi nori ją. Visi nori ją. Jisai darbė tokią muziką. Jo. Aš sakau, Kur mano boba, kur mano viskas, aš tik noriu išvesti ir... Jeigu pilnai jau marozas būtum, tai jau rusiškas pradėtų. Biškį kartais įsijungiu. Bet jau artėjom. čia visas marozai. Jo, Kaune nelabai. Kaune nelabai. Siela jaučiu pagrindė, sielas eina. Blemba, dabar čia supyk žmonės, daug labai sielas pagrindė. Aš Sielas šiaip geras yra, blemba tas sielas, varyk, blemba geras. Aš nežinau, kas jisai toks, kol man Aurimas neparodė video, kai jį... Sielą nežinoj? Ne, kol jį iš Bentlio jo traukė policija, todėl, kad jisai ten su telefu sėdėjo. Tai geriausias būdas sužinoti apie jį, pavyzdį pažiūrėti, kur... Sak dirbs, jis apsvaigęs gal koks. Pats tu apsvaigęs. Grasina, kad atleis mentus iš darbo visus. O tu žinai, kas aš esu? Žiūrėk, atsukinėk visus šitus, va, kur yra... Man tiesiog Kinijos svetšopose dirbančio vaiko darbus duoda. Sukinėk plasmasiukus. Kitaip šeimos savo nebepamatysi niekad. Kitaip socialiniai kreditai iki -1 nukris. Mysta. When can I go home? Oh, you have to work more faster. 16 hour shift today. You sleep 1 hour, you come back. 18 hours more. Okay, I work, mister. Žinai, Sean Strickland. Jo. Matai interviu su ta kinietė daro. Sako, say ni hao. What does that mean? Sako, hello. Tell me how to say work faster, child. Jis darė šitą. Bet jis ten trolina. Man kas va irgi patinka apie jį, jisai filtro neturi. Jo. Jis yra grinai tas amerikonų rednekas, jisai su motokrosiniu namie viduje važinėja. Ta prasme, pats ten stogų eina, kaldžinai hatui, nu tipo jis toks grinai rednekas, neapsikrauna visiškai. Žinau, kad tau nepatiko, kad aš tau duodu svetšopo darbų, bet man atrodo, aš tau duosiu svetšopo darbų. Kas gerai su jais, jie yra būtent tam, kad nes laidai užsilenkia, jie taip išsiskečia, gražiai sulaikysiu. Reikia tik tai pasižiūrėti, į kurią pusę dėti plasmasiukus, kad kuo gražiau atrodytų. Duok, aš pats padarysiu. Noriu dabar pats. Dabar jau blemba atvirkštinį psichologiją naudoja prieš mane. Reverse psychology, gerai. Dar imk porą uždėti. Ne, ties va čia va, kokius dar 2 uždėktis tą vietą. Blemba, kad tu dėjai lengviau atrodė. Kas čia per šūdas?
O. Tik tai žiūrėk, kad visi lygiai sueitų, nes prisimink eina 2 eilės laidų. Jo, va, pagavau. Ar tu apie RPC buvai girdėjęs prieš ateinant pas mumis pirkti laidą? Aš sumatydavau, tiesiog, aš prie pat gyvenu. Pastovi žiūri, šviečia tie kompai, žinai, vilioja, kaip sakant. Nežinau, ką vilioja. Ir vilioja, ir apvokti, ir apsipirkti. Taip, žinai, jeigu naktį eini, tai apvokti nori, jeigu dieną, tai apsipirkti. Tai taip ir išgirdau realiai. Mes turim kažkur filmuotos medžiagos, aš paprašysiu, kad tu užsidėtum kaukę ir pastovėtum prie lentelių. Tokiu aš pasižiūrėsiu, ar čia iš patirties tas pats žmogus, ar ne. Žiūrėk, normaliai, ne? Jo, viskas. Vaizduškė. Reikia tavo pasiimti tiesiog. Stovės taip. Jo. Tai reiškia, jungtis eina taip. Taip. Tos kompus kaip puzlės, žinai, kokias dėliot. Labai teisybę sakai, svarbu tik tai žinoti, kurios susirink puzlės detalės, kad atitiktų vienas kitai. Jo. Mes esame matę, kad žmonės perka motininės inteliui. Pasiėmiau, čia ne per mažai. Ne, tuos pasiėmai, aš tau šitus daviau. A. Matai, čia tik tai 4, o čia daugiau laidų yra. Nu, žinot, kaip su tam puzlėm būna. Kiek spaudė, Mil? Aš? Ai, nukrūtinės ta prasme. Čia tas klasikinis klausimas, nespaudžiu 2 metai jau nukrūtinės. Aš nedarau beveik su laisvais svoriais pratimą, aš darau viską ant aparatų. Čia old schoolas yra, kad, tu būtinai reiks su štangą spaudyti. Nu, ta prasme, jeigu tu nori hipertrofijos, žinai, kad raumuo augtų, nesi powerlifteris, jėgininkas, o nori gražiai atrodyti, tai tiesiog staklės ir tie visi aparatai jie yra stabilesni ir daug geriau, pritaikyti tam, žinai, raumens augimui. Bet, tos jėgos nukyla vis tiek, žinai, aš jaučiu, žinau, išstumčiau, jaučiu, jeigu flat benchas atsigulus vieną kartą gal kokį 103 jaučiu gal stumčiu. Plius dar mano rankas ilgas, aš turiu disadvantage, kad nueini su draugeliu, kuris metro šiam, žinai, tos rankas tokį ilgą kaip pas tiranozaurą. Tai štangai tiek keliaut, nuo čia iki čia reikia keliauti. Emilis paruošė kabelius. Jo, aš atlikau, kaip sakant, mažai protinių pastangų reikalaujančius darbus, kaip man ir priklauso. Sudėjau šituos. Dabar jaučiu, uždėsim porą ventiliatorių. Tiesiog čia. Dar vieną įdėsim čia. Iš tų jau sudaužyti neįmanoma man netyčia, ne? Ar irgi įmanoma? Galima netyčia guolius sugadinti. Paskutinį kartą su guolius ant skeito sugadinęs. Nežinau, kad čia guoliai yra. Skeitindavai? Jo, kažkada važinėdavau su skeitais. Visai smagu būdavo, kol kojas nusislaužiau. Ar žinai, kurią pusę pučia orą? Žiūrėjau tokią dokumentiką apie weed growerius. Sakydavo, kad turi būti vienas ventiliatorius, kuris išstuma orą ir tada keli ventiliatoriai, kurie ištraukia orą. Panašiai kaip su growboxu ir bus. Tik tai reikia žinoti, į kurią pusę pučia ventiliatorius. Jisai dabar paims orą iš čia ir puš čia, tai mums taip nereikia. Mums reikia, kad jisai paimtų orą iš ten, į šitą pusę ir į pusę vidų, ne? Techniškai taip. Teisingai? Taip, kur yra lipdukas, į tą pusę oras eina. Okay, paprastas variantas. Aš uždypinau per daug. Jo, per daug giliai apie tai pagalvoji, realiai. Mes šitus ventiliatorius uždėsim taip, po to uždėsim lipdukus, kad čia pasidengtų šitas. Šitie ventiliatoriai trauks orą į vidų, šitas gale, kur bus išpūs ir čia irgi... Belė kiek bus ventiliatorių, kai aš suprantu, kiek iš viso bus dėžiai? 7. 7 ventiliatoriai. 7. Vienas jeigu aš yra prasidarau stiklą, aš galiu kaip šiaip tiesiog kaip kondiškę chatui naudot vasarą. Jo, bet jisai tiesiog stumdys tą patį šiltą orą. Tai nejausi nieko. Jo, nebent nori kondišą patį pasijungti, bet brangiai kainuos. Nu tada jo, bet užtat labai geriau užšins. Kas yra gražu apie šitus ventiliatorius, nereikia tau nuo kiekvieno ventiliatoriaus laidų, kaip nuo tų, matai. Realiai gali sujungti daug ventiliatorių ir vienas laidas tik tai eis. Kur atsiranda niuansai, tai jeigu bus čia 2 ventiliatoriai ir čia vienas, tai čia bus 2 vis tiek atskiri laidai. Mažiau cable managemento realiai gaunasi tada. Jo. Švaresnė dėžė. Patogiau ir gražiau atrodo. Kuo mažiau yra tų laidų ir visokių tokių dalykų, iš karto gražiau viskas sueina. Reikia, kad korpusas stovėtų ir reikia prilaikyti juos tada, va taip. Jie bus prilaikomi plius minus ir tada iš tavo pusės prisuksim varžtus. Tai aš prilaikysiu, o tu prisuk varžtus. Tik tai reikės stipriai sukti, nes turi plastiką, jisai, kaip įsisukti. Čia medvaršį. O yra čia tiesos, kad, negali naudoti elektrinių įrankių, kai dėliojas dėžė, nes gali būti kažkoks tas įsižemint detalės ir tenais bus blogai kažkas, ne? Dėl įsižeminimo taip, dalinai, bet ne dėl elektrinių įrankių ar kažkas tokio. Gali kažkas užtrumpinti ir tas statinė elektra gali pažeisti komponentus, bet realiai iš maždaug 1000 atvejų, jeigu vienas taip įvyks, tai čia bus labai dažnas atvejis. Labai retas čia dalykas. Čia retai būna. Per daug gali prasukti, žinai, komponentus, viską iš tos pusės, ne dėl statinės. Kol aš čia susuksiu varžtus, aš realiai norėčiau paklausti turbūt labai paprastą klausimą, nes aš bent jau šitos istorijos nežinau, kaip tu pradėjai su komedija. Kaip tai, atradai viską tokius dalykus. Lemba, gal jau Panevėžio laikais jaučiu, žinai, aš ten, kur augau, nelabai ta komedija, žinai, buvo, ta prasme.
einamas dalykas, nebuvo, kad mano draugų rate kažkas ten stand-up'ai, žinai, domėdavosi dar kažkuom. Turėjau tokį tą hobį, kažkaip atsimenu, gal jau nuo kokių 16 metų. Aš šiaip, žinai, būdavo, kad mėgdavau, tipo, tas būt prie Hebros, kur pasakai kažkokią istoriją ir ratų, žinai, žmonės sustoja ir žvengia ir toks, kažkaip kaifuodavau nuo to, žinai, toks, žiauriai smagu, bet minties, kad, tipo, čia darytų už pinigų šitą, tai nebuvo, žinai, kad augi Panevėžy ten rajone, žinai, kad čia eis, tipo, klaunas būsi, žinai, ant kameros, kad eik, nebestumti, čia varom, žinai, vogt geriau, jūs seniai dar kažką. Taip, suprasime, ką tai, žinai, apsikrauni. Tai, tipo, tokios minties nebūdavo, žinai, kitam pasaulyje augi, tai, bet jo patikdavo juokinti kitus ir tas nebesiklausė, įdomiai, net laikė. O man toliau pasakot ar palauk? Dėl ko? YouTube'į pradėjau žiūrėti, taip susipažinau iš visų užsienio komediją, nes lietuvišką turinį kažkiek komedinę nekonsuminau visiškai. Tai atradau tokį podcastą, vadindavos 10 Minute Podcast. Okay. Tai toks įdomus konceptas, tai nėra vaizdo, tai nėra tik garsas. Epizodai po 10 minučių, dėl to taip ir vadinasi, nes tipo, jų buvo idėja, kad nieks nedaklauso jokio podcast'o iki galo, ta prasme, nes jie per ilgi yra. Tai darydavo po 10 minučių ir buvo 3 labai geri tokie impersonacijų gal komikai. Jie aišku, 2 iš jų dabar kancelinti yra. Tai buvo Chris D'Elia. Sexual assaultus visokius ir taip toliau atkancelino neseniai. Tada buvo Brian Kellenas, kurį po Chris D'Elios sekantį atkancelino irgi ten už sexual rape allegations kažkokius. Nežinau, kas yra su komikais ir rape allegations, bet bent jau Amerikoje tai dažnas atvejis, tikiuosi Lietuvoje taip nebus. Ir dar buvo toks Will Sasso, jis yra komedic aktorius, žinai. Labai geras, tai jie labai išnaudodavo tą dalyką, kad nėra vaizdo. Tu kai klausai, tu įsivaizduoji, tipo, tos dalykus savo galvoje, tokie tą vaizduotę pasitelki. Ir jie žiauriai gerai mokėjo impressions daryti, tarkim, vienas mokėjo Mike'o Tysono impressioną, tarkim, 1:1. Tada mokėjo kitas tenais padaryti, nežinau, Jean-Claude Van Damme impressioną. Tai būdavo, tipo, prasideda epizodas, nėra vaizdo ir tu tiesiog klausais ir sako, Will Sasso negalėjo ateiti, susirgo, tai vietoj jo labai bandėm ilgai prisiprašytą svečią, ateina Mike Tysonas, o ten tas Will Sasso daro tiesiog Mike Tysoną ir, prasme, sukurdavo tokius nesveikus bitus į tas 10 minučių, aš ten raitydavau, hatų vieną žvengdavau, žinai, ten būdavo kažkam parodai, žinai, geriau KVN Comedy Club, ten ir geresnis, Džumšutą vaidina, žinai, Džumšut, va ten tai jėkinga, žinai. Per daug tokia niša, žinai, buvo tais laikais, Panevėžy, tipo, su kuo releitinti ant tokio kontento, tada kažkaip pradėjau tada jais pačiais labiau domėtis stand-up komediją ir kažkaip panirau visą tą, bet kad grinai pradėčiau stand-up komediją, tai jaučiu buvo tik tais, gal kai Vilnių išvažiavau, žinai, pradžių atsimenu YouTube skečus pradėjau filmuoti Panevėžy, tada kažkaip norėjau pradėti bandyti daryti komediją, bet irgi, tipo, bijojau, žinai, tipo, norėjau išvažiuoti iš Panevėžio, iš hometowno, nes galvojau, kad, čia, žinai, sakys kažką ten sutiks, pažįstami, žinai, ten, ką tu čia tos video darai, ar ten eini tos stand-upus, žinai, ką tu čia. Jo, sakau, man reikia varyti čia, tiesiog varyti Vilnių, atsiriboti, pakeisti aplinką ir pilnai, tipo, pursuint tą dalyką, žinai, ir tada man bus rami galva, žinai, nebus tos tokio, kad ten, ten mano ego sugniždys, žinai, kažkas ten iš Pizdavos, iš pažįstamų. Tai jo, išvariu Vilnių ir grinai pradėjau pilnai ant to grindint, aš pasiėmiau darbą pusę tato, supratau, kad aš noriu bairius rašyti, bet jeigu tu dirbi, sunku bairius rašyti, nes laiko reikia, žinai, tam. Specialiai pradėjau imti tokius darbus retail storose visokiuose arba batų pardėse, kur nėra didelio žmonių srauto, toliau kažkur mieste, bet žinai, kažkur pakrašty, pusę tato, kad ir pasiskaičiau, kad man išeis ant barako susimokėti ir dar ant maisto turėsiu, žinai, babkių ir viskas. Pasiėmiau tokį darbą ir tada aš darbę tiesiog ratais vaikščiodavau, kol nėra klientų, galvodavau bairius, tada sugalvoju bairius, kokius 3 sugalvoju, tada einu iš prekystalio, pasiėmu užrašų knygutę, užsirašau bairius visus ir taip štampuoju bairius. Tada kai tik baigęs darbas, šoku į autobusą, su autobusu 10 minučių varu iki namų į baraką savo. Kol važiuoju autobuse, klausau stand-up comedy tutorialus, visokius podcastus, kaip rašyti komediją ir taip toliau. Grįžęs į chatą, tada sėdu skečus, pradedu skriptus rašyti visokius, kaip ką filmuoti, parašau porą skriptų, tada jau ateina vakaras, open mic'as būna, tada varai open mic'ą, grįžti po open mic'ą, varai miegoti ir taip suki tiesiog pirmus 2 metus tokį grindą, žinai, šoviau. Ir jo, ir taip kažkaip užsisuko. Ir koks, sakytum, tavo buvo, sakom, didžiausias momentas, kai jau pajautai, kad prasimušiai šitoj sferoje? Blemba, gal kaip pirmus pinigus gavau, jaučiu. Tipo, ne toks, žinai, kad prasimušiu, bet toks, tipo, čia... Čia kažką galima iš to padaryti. Jo, čia galima kažką iš to padaryti, žinai, nes, tipo, ta komedija irgi, žinai, tie, kas pradeda dėl pinigų, neįsilaiko tam, žinai, ilgai, nes, čia daug šansų, kad nebus tų pinigų ir kelis, 2-3 metus, žinai, nėra visiškai tų pinigų, tai tu darai, nes tau patinka, žinai. Tu darai kaltą, nes tau tai patinka ir, realiai tu bandai savo reputaciją ar vardą. Tas ateina, žinai, kartu su tom, žinai. Taip. Paima tave kažkur ten apšildyti už pinigus, žinai, ar, tipo, rimtesnė komika, ar ten į trupę kažkiek prijungia, tada toksai, čia gal yra, žinai, potencialo. Taip. Gali kažkas iš to atsiras, žinai. Kai mane į trupę jaučiu paėmė, aš tada supratau, kad galiu meikinti, nes pirmus 2 metus siaubingai blogai buvo. Blogiausias tam savo amžiaus tarpe buvau. Bet aš buvau susidraugavęs su nemažai ten komikų ir tie geriausi, su kuriais buvau susidraugavęs,
susidraugavęs, jie sugalvojo daryti trupę. Trysia jie buvo, Patarakas, Antanas ir Evaldas Karosas. Ir jie kažkaip matė mani, kad gal potencialą kažkai yra ir sako, duodam tam šansą debiliukui, žinai. Pasiemam į trupę kartu, žinai. 4 žmogų pajungsim ir varysim per Lietuvą turą darysim. Pirmas mūsų ta trupės turas buvo, man atrodo, kaip vadinasi, roadkill, už blaivų vairavimą. Mes ten pausterį pasidarėm, tipo, briedį partrenkė, žinai, girti su mašina, kažkas tokio. Ir pradėjom važinėti per miestus ir aš nežinau, ar man tas motyvacijos davė, kad jie, tipo, mani kažką matė, žinai, ar kad man tas spaudimas, kad dabar turiu gerai performint ar bendraminčių, žinai, kurie mano tada nuomonė daug geresni už mane buvo, žinai. Kažkaip tada atsirišavo, kai paėmė tą trupę ir pradėjau suprasti, kad kažkas čia yra, žinai, ir kažkaip tiesiog gerėt pradėjau mėnesiais, tiesiog daug didesnių tempų negu prieš tai buvo. Šitas irgi, žinai, padeda apsisupti žmonėm tiesiog geresniais už save. Tas žiauriai padeda, žinai, negu tenais būti su blogesniais ir feedintis nuo jų, kad ten jie tave gyrė. Ir sakai, pradėjai gerėti, viską jaučiu didelis irgi, kaip aspektas to yra, kad jau ne vien atstovavai savo, bet atstovavai grupiai. Nenori jų nuvilti, žinai, tuo pačiu. Čia lygiai grupės mentalitetas yra toksai, nes nebe vienas esi, o esi grinai, kaip ir sakai, bandoj tokio. Taip. Ir dar aišku, dar tas į komediją, žinai, tas, tipo, kaip sako, pagrindinis dalykas yra find your voice, žinai. Tu kaip pradedi stand-up komediją, tu, žinai, gal gali būti pas save ten rajone, ten sakyti, kad, tu juokingas, žinai, pamėgink. Ir tu kaip draugelį savo juokinį, tu tikras, tu būni, žinai, tu neapsikrauni, bet kai jau čia yra uždėtas, žinai, tas štampas, kad va čia komedija, čia stand-up, žinai, tu dabar stand-up komikas turi būti, tada pradedi būti nebe savim ir tu pradedi savo naują tą personą lipdyti iš visų kitų komikų, kuriuos tu žiūrėjai, užsienį, žinai, ten to braižą paėmė, to tonaciją paėmė, žinai, to bairių stilių paėmė ir tada blogai gaunas, nes, prasme, tu čia nėra tu, nes komedija esminis dalykas yra, kad kiekvienas bairis būtų su realia emocija surištas, žinai. Taip. Prasme, tai man irgi pirmus metus aš ten bandžiau kažkas būti, kom nesu, žinai, ten toks Mark Normand buvo komikas, žiauriai man patiko toks, ten tas vadinas joke comedian, kuris, nes yra komikai, kurie tokie labiau natūralią tą kalbėsiną tokie turi, žinai, tie bitai žiauriai ilgi, dažniausiai vieną temą, o Mark Normandas jis buvo toksai, kur, žinai, tas žodis į žodį išrašyta, tas toksai, žinai, klasikinis, punchlainas, žinai. Ir aš kaip pradėjau iš jo ten paiminėti, pabandyti būti kaip jisai, žinai. Ir toks, kažkaip ne tai buvo, bet tada, kai tą trupę prijungė, gal kažkaip ar labiau atsipalaidavau, ar toks, nežinau, gal mėginti savaip daryti ir kažkada paeis. Tai, bet čia irgi, čia tiek reikia laiko įdėti, aš 5 metus jau darau šitą, 6 realiai. Tai dar dabar, tik atsirakina nauji dalykai, žinai, kur prieš tai vienokį stilių turėjau. Dabar ten pradėjau dar kitą stilių rašymą pradėjau pajungti, stage writing, žinai, kur ne tai, kad žodis į žodį išrašai, bet kur sugalvoji premisą vieną juokingą idėją, tada ją tiesiog ant popieriaus susirašai vieną žodį, kad atsimintum ją, eini ant scenos ir ant scenos jau bandai išrifint tą visą bairį, žinai. Taip. Bet čia irgi tada tą pradedi daryti, tik tada, kai jau pakankamai atrašęs bairių esi ir jau tą struktūrą į savo smegenis autorežimų įsidėgęs esi, nes vis tiek turi struktūruotai. Žinai, viskas būt, nes komedijai ten 2 žodžius netaip pasakysi, jau bus nebekinga. Taip literaliai taip veikia, ten vos ne kaip formulės, žinai, kažkokios. Dabar tas irgi atsirakino, toks atrodo, dar kitas levelis, žinai, dar smagiau. O tai, nes, tipo, skaita, žinai, 10 metų, kai esi jau komedijai, tipo, stand-up, tai, toks jau toks sausau, žinai, tipo, jau ale komikas gali skaityti. 10 metų. O ten jau, kad jau, tipo, geras, žinai, ten jie tiek, kur geri. Pavyzdžiui, Amerikoje ten Louis C.K. ir taip toliau. Tai ten 30 metų, žinai, performina. Jie vis dar dabar mokinas, tipo, atranda naujų dalykų, tai čia... Dar vieną paminėjai, kuris buvo cancelintas. Louis C.K. irgi buvo cancelintas. Irgi buvo cancelintas. Dročino autobuse, o prieš tai... Ne autobuse, per interviu. Ar per interviu. Per interviu dročindavo. O prieš tai turėdavo žiauriai daug bairių, kur norėtų viešoje vietoje. Čia irgi ką linko aš linkstu, kad bairiai dažniausiai tiesos labai daug turi. Ai, supratau. Nes taip emocijos, neveiks bairis, jeigu čia išgalvotas dalykas, tai tiesos kažkiek turi būti, žinai. Kol tu pasakoji pravedžiojų laidų, kai matai, tie balti laidai dadeda iš karto biškį tokio prieskonio, iš karto leisiu, jeigu nori, nuplėšk šitus lipdukus nuo ventiliatorių, kol kas aš čia pasiruošiu, uždėsim vandens aušintuvą. Ką šitą galiu padaryti? Tikrai, tu jau, žiūrėk, procą įdėjai pats, ramus beveik pats įdėjai. Sudėjau kompą, realiai. Taip, tu viską pats padarėjai. Realiai tu pats viską čia tiek padarėjai. Kaip sakau, čia yra mūsų ekraniukas. Jį uždėsim ant galo. Su šitais aušintuvais taip būna kartais juos biškį sunkiau uždėti. Privirinti. Nebūtinai privirint, bet kai matai, yra daug visokių skirtingų breketų, skirtingi procesoriai turi skirtingus dydžius, reiškia, skirtingose vietose skylės yra motininėse, tai aš nuėmiau tuos plastikus nuo Amadu, šitiem aušintuvam reikia, ne jų? Tai tas atgi žino. Tai turim problemų. Dėl ko? Matai šitos? Nu? Va šitos apvalius. Nu? Mes juos sudedam tarp tarpų. Ne, čia rimti reikalai vyksta. Ne manas rytis, bet įpraščiau.
Geriausias lipdukų nuplėšinėtas būčiau pamėgęs. Nu, kai nuplėšinėsi nuo pagrindinio stiklo, tada tai jau yra smagu. Tas jau kaip Blemba, jo. tikras pylas gaunasi, žinai, Kai tikro. saulė per ilgai būni ir oda nuo nugaras. Jo. Tada Aurimas galės greitai laidus suvedžiot. Jeigu aš įtalpinsiu jį dabar, arba reikės tą ventiliuoką išimti. Lupsim stiklą laukia, jeigu ką, man nereikia stiklo. Ai, pala, priekinis stiklas, man atrodo, nusiema. Siema, jo, man ras. Blogiausia. Ai, ne, jisai prisuktas. Čia dar net ne vaizduškė, čia ventiliatorius. Čia ventiliatorius, procesorius tik tai. Tu galėtum būti tas formulė, kur ratus keičia. Čia skaitosi 360 mm vandens aušintuvas. Gauit masyvus. Todėl, kad kiekvienas ventiliatorius yra 120 mm. Čia, kaip matai, yra 3. Čia jau dabar feno daugiau negu visuose kompose sudėjus, kokius aš turėjau. Čia man jau sočiai atrodo. Aušinimas vienas iš svarbiausių dalykų kompiuterį yra aušinimas vien dėl ilgamžiškumo pusės iš detalių. Detalės bus gerai aušinamos, jos galės geriau ne tik kad efektyviau dirbti, bet jos galės ir ilgiau dirbti. Realiai standartiniai consumer rinkoj šitas procesorius yra pats galingiausias. Ne ant žaidimų, nes ne X3D variantas, bet vis tiek vienas iš pačių galingiausių procesorių, kas tik tai yra šiuo metu. Ta jėga turi vis tiek kažkur eiti ir duosinai ir temperatūros, ir valgys daug vatų. Aušinti Aš reikia. elektros neįsimokėsiu, ne? Ką? Kiek man lupsdavo į mėnesį elektros? Priklauso, su igničiu dirbi ar su kuo? Aš, tipo, man kaimynų gaila, aš ant kaimynų pasijungiu. Ai, tai jeigu ant kaimynų, nu, tai ko tu čia verki tada, kad neišsimokėsi, sakau. Gaila, blemba. Jūs klausinėja mane, sako, pas tave gal suka irgi daug elektros, žinai, kažkaip nemalonu. Reikės sakyti, jo, blemba, tie pabrango mokesčiai, tie vėl tie, blemba, lengvatų nebėra, žinai, čia, Gerai, biški mes aptvarkėm laidus, Jo, biški kelis. Tvarkėm laidus, nes čia jau reikėjo, kaip sakant, jau mane galėjo patikėti, nes patys žinot, kaip sakant, rankos ne pačios aštriausios. Viskas su patirtimi. Taip. Viskas su patirtimi. Aš taip galiu sakyti, nes aš senesnis. Man taip galima. Arba kaip Aurimas sakytų, aš direktorius, man galima. Uždėjom vandens aušintuvą, beveik. Jį reikės dar primontuoti prie pačio procesorių. Turėsi užsidėti labai specialų įrankį, kad galėtum. Man atrodo, tie, kurie matė mano praeitą Haito buildą, žinos, kokius įrankius reikia užsidėti. Respiratorių. Prašom, Emilį, užsidėk ant pirštų. Ai, tu ant prašy. Žinos, kaip mano močiutė jausdavos, kai koinis megzdavo. Čia yra gaminti specifiško dydžio įrankiai. Realiai nežinau, kam jie reikalingi. Flashbackus į savo praeitą kolonoskopiją gaunu dabar. Dabar pasilenk ir pakosėk. Kaip sakiau, ne termopastą dedam, bet termopedą. Atpjausim jo gabaliuką, kad maždaug būtų tokio pačio dydžio kaip procesorius. Tada greitai aš ją atpjausiu. Leisiu tokių nematęs. Liquid metalas yra vis tiek geresnis laidininkas, bet šitas neturi rizikos. Liquid metalas turi riziką, kad sugadins tavo sistemą. Žiūrėk, kurią dalį aš atplėšiu, ne? Jo. Tai reiškia, ta dalis yra lipni, atsargiai paimk ir uždėk ant procesorius. Šitaip. Tai dabar su tais negaliu liest. Nu, gali, čia tik tai aš ambairiu tam. Blemba, aš kaip nerangus esu, žinok, tokiem dalykam. Vienas prašiausių chirurgų būčiau jaučiu. Kalestetikos reikia daugiau užsimti. Dėk, viskas. Oikt. Taip. Biškį atplyšo. Blemba, čia mano tėvui būtų challenge'as duot tokį. Jis turi tos mechaniko pirštus, žinai, tie, kur ant knopkinio telefono vieną bando parašyti žodį vieną ir visas knopkis nuspaudžia vienu metu. Nejuokink manęs, aš procą perpjausiu. Parkinson Simulator. Kaip padaryti? Žinau, jam iš jo garsus. Aha. A ką, ne New Yorkas, ką? To dar krekitas įsimes koks nors į patalpas. Turit paskambint. Jau buvom užsidarę, užuolaidos uždarytos, žinai, bet neužsirakinę parduotuvės. Tiesiog atsidarė duris, prasiskleidė tas užuolaidas ir kompą nusipirko. Tai jau po closing valandų nusipirko? Jo. Už 2 gabalus. Jo, nevaikišką tokį. Uždėsim patį dabar jau bloką šitą. Čia nėra pats patogiausias dalykas. Čia va yra pompa viduj. Jinai prastumė visą vandenį, padalina tarp čia, ventiliatoriai ataušina visą šitą bloką. Geras. Užkabinam vieną pusę. Kai matai, čia yra va klipai. Užkabinsim vieną pusę, tada užstumėm ant
kitos pusės, kai prisukam, jisai pritempia save. Jeigu kada pats kompą rinksi, niekada neveršk vien tik tai vienos pusės iki galo, veršk visas pusės po biškį. Oi, ne, aš kompų pats nerimsiu. Nerinksi? Nerinksiu, ne, aš duosiu rinkti rpc.lt. O, Jie atliks darbą už jūs daug geriau ir profesionaliau. jeigu tai ne Robertas darys. Man tiek kruopštus darbas, kad net amprišius susideda. Susirink kompą pas močiutę. Blemba senė, aš netoks senas. Ne, šiaip jo, tu biškai panašus į močiutę. Močiutė tokia, kuri cool nori būti prie jaunimo, muletą šovė. Muletą ir testosteroną susileidus močiutė. Reikėtų paauginti Robertą, kas tą pažiūrėtume. Nelabai noriu, todėl kad, nelabai turiu ką daug jau, žinai, ten, kad dar labiau prarasti. Tai, Aurite, žiūrėk, šitas prasisukinėja. Reikia S jėgos. Čia va, S jėgos, tai Emilis Jokūbas, va. Ne, visi tą kaimiečio jėgą turi, jau čia žinau, čia dar didesnį jėgą. To lytiškius kaimiečiais vadini? Nu taip, blemba, nu būkim bėdini, bet teisingai. Parodė kalitiškį, kuris telefonų knygas negali perplėšti. Blemba, jie kitaip užaugę yra, tenais reikia fizinės jėgos, žinai. Nežinau, blemba, O Vilniui nereiks šieno sugrėbdžių. aš sumokėčiau pinigų, kad pamatyti, kad Tarzanas knygą telefonų perplėšti. Prieš tai suvalgyt galėtų. Pasita žandikulį, tu matai, tenais tiesiog tasai industrial presas prie jo žandikulis Jeigu yra. tai pirštai atrodo, tai viskas gerai ir prisiveržė. Panelės Aurimas turi draugę. Pravesime tik tai tuos laidžiukus. Dabar aš tau duosiu labai paprastą, bet įdomų darbą. Aha. Paimk ekraniuką, jisai ant magnetų. Galiu ant pirščius nusimti jau. Jau galiu, aš jums pirmai nusėmiau. Žinai, kas geriausiai, šitus gali pernaudoti. Daugiau Oi, nei vieną kartą tu. gali naudoti. Aš tai visą laiką darydavau. O ne išvirkščia tiesiog. Čia kaip triusikus iki 4 kartus gali naudoti. Plauni didėsi vėl. Va, pasuku link tavęs, kad kažkiek kamera matytų kažkiek tu. Čia jisai ant magnetų gražiai tau prisidės. O, Va. Jeigu ką po to pakeisim, kaip ir sakiau, čia jisai magnetinis yra, Jo. čia vien tam, kad galėtum gražiai laidą prasivesti. Tada mums liks tik tai maitinimo bloką įdėti į sistemą. aš atsimenu, kai dėjau kompą ilgiausiai prasidėjau su maitblogiu. Su maitblogiu? Jo, nes belie kiek klaidų įeina arba čia maišų kažką. Nesveikai daugi fiškių kišasi maitblogį, ne? Jo, bet čia Makalinė sakau, visiškai. kas yra gerai, moduliniai maitblokiai, susidedi tiek laidų tik tai, kiek reikia. Aš tuos laidus jau sujungiau, kad nereikėtų atrinkinėti juos. Tai va, yra motininės, eina vaizduškės. Predator plaukai atrodo. Jo, tie dreadlockai tokie įdomus. Jo, maitblokį leisiu kaip ir įdėti tau. Galim bandyti. Šitą nesugadinsiu, tikrai mato sunkus metalinis dalykas. Jo, viskas. Ne, čia žinok, viskas normalu. Įleidau. Kaip sakant. 4 laidai, maitblokių laidai yra standartas. Tai šitie visi pasislepia, tipo jie bus čia. Jo, viskas už galo, kad kuo švariau sistema atrodytų priekio, plus dėsime vaizdo kortą, kaip minėjau, ant riserio, uždengs dalį tų laidų ir taip toliau, kad viskas daug gražiau ir tvarkingiau atrodytų. Laidai sutvarkyti. Nu ką, jau Ponas tuoj Emili. žibėsim, kaip sakant, ne? Taip, tuoj žibėsim. Dabar uždėsim mūsų gražų į riserį, O. kad mūsų vaizduškė stovėtų. Užsifiksavo. Bliam, aš tvarkingai vidus atrodo. Tai pamatysi, kai vaizduškė užsidės, visiškai kitas įvaizdis visiškai bus. Va čia va stovės vaizdo korta. Turi stedė, žinau, kaip senesnis. Girdisi šitie. Jo. Mano? Tėvo garsai. Kuo arčiau 30, tuo daugiau šitų garsų. Man 30 šiais metais. Normaliai, dar esi laikęs. Manai? Jo, dar. Toks biški, žinai, atrodo, kad kristal metamfetaminą vartoji savaitę, bet apartotai. Žiūrėk, šitos žaizdos yra nuo vėjaraupių, gerai? Ne, čia lietuvių genetika. Mes neturim atrodyti gerai po 30, man rodos. Ne taip mes susverti, žinau. Mūsų lietuvių genetika, mes neturim pasiekti 30. Taip. Kai tavo dietary šaltinis yra bulvės ir šaltienas, žinai, nu tipo. Čia jau neišims iš genų šito, žinai. Šitos praeities, kaip sako, neišims, žinai, iš istorijos. Jeigu mūsų, ten, nežinau, močiutė seneliai būtų sušius valgę, tai, žinai, kitas reikalas, bet dabar. Bet nepamiršk, mes turim šaltibarščių. Tu buvai šaltibarščių festivalį. Jo, buvau šaltibarščių festą. Šį savaitgalį tik kur? Jo. Blemba, aš mocu tam renginį buvau, praleidau šaltibarščių festivalį. Tai, ten geriau buvo, ten ir valgė šaltibarščius žmonės, rusvai rengės, dar valgė šaltibarščius, garbino šaltibarščius.
dainavo derūpų, ne apie šaltibarščius. Negau, kad toks big deal šaltibarščiai yra Lietuvoje, iš tikrųjų, kad mes net festą turim. Ir man žiūri sunervino, nes dieną prieš aš tik tokią skrolinau ir kažkoksai bičas baltarusas, tai man išmeta. Hey, today I show you how to make a traditional, original Belarusian dish. Is a cold beetroot soup. Is a dish invented in Belarus. Ir jisai šaltibarščius padaro. Ir sako, čia yra baltarusų išrastas dalykas tradicinis. Jau negana to, kad Latvijų bandė pavogti iš mūsų šitą receptą, pasakė, kad čia jų yra. Dabar dar baltarusai kėsinas. Absurdas. Negali duoti mums, ką mes taip nieko neturim. Duokit man ir sriubą šaltą pasilikti. Kiek galite atiminėti iš mūsų, blem. Žemės bandė atimti. Dabar sriubą. Kas po to bus? Marijoną Mikutavičių pasims, blem. Aš nežinau, kas čia. Valinska. Hey, this is Valinskas. He's a national treasure of Belarus. Traditional Lithuanian man. He's a traditional Lithuanian man. Valinskas, he invented the game 60 million. He's really popular. Nu, taip, blem, ką jūs. Duokit dalykų, man reikia. Su tavim filmuojantis aš jaučiu sixpackas man pradeda atsirasti. Dar turbūt niekada nesu tiek prisižvengiantis filmuojant. Pravesim paskutinį vaizduškės kabelį, kuris eis biškį reikia juos prastumti. Tuoj. Kaip šiti neslankioja. Pabandyk per dar žemiau, tai tik tais viršus įsikeš to kabeliuką. O, biškį va baltų akcentų. Čia tuningas vadinamas, kaip sakė. Tuningas. Čia yra tuningas. Čia dabar kažkas lygtais irgi lietuviai kažkokį darė dokumentiką apie Tokiją, ten apie driftą kažką. Iron Vytas. Jo, aš mačiau, kažką darė. Man Iron Vyto muzika patinka, kai kurios dainos, ne? O, žiauri, mano ta mėgstamiausia, kur visi juda, visi geria. Ei, nuvaryk į salę, ei, mano Gucci, mano Prada. O, šitą man mėgstamiausia. Ai, dar man šiaip žiauri patinka ta, kur ten, ei, juda bachūrai, ei, nu, man šitą irgi. Kas sunku įsirinkti, kurie ar labiau, kur mano Gucci, mano Prada, ar kur juda bachūrai. Kažkurį šitų. Bet dabar nauja išeina, kur, ei, aš didžiulis, aš bachūras, šitą irgi gera bus. Ne, šiaip juokauja, ir Vytas maldėts, blem. Jokūbai, prašome užspausti. Davai, bam. Prieš paskutinį pala. Man atrodo, ne ta pusė. Iki šitą. Ba. O. Turbūt taip. Ne, vis tiek ne taip. Ne. Ai, va, jugi išpjova yra. Va. Šitas taip užsispaudžia. O. Užspausk. O. Ei. Gerai. Pakeliam. Dabar paimsim tą dalį, kurios vos nesudaužiai. Šitą dalį. Nes buvo daug dalių, kurių vos nesudaužiau. Aš jį uždėsiu. Tu jį galėsi prispausti, kol susiklikins į abi pusės ir tą kampą užspausk. Dabar realiai prašome paspausti power mygtuką. Šitą, ne? Jo. Oi. Matai, ekraniukas. Jūsų ramai. Ramai dabar biškį švies kitokiom spalvom negu ventiliatoriai, nes reikia programų, kad viską susinkintų į vieną. Mes tai sujungsime. Jeigu mašina kompas būtų. Taip atrodo, aš jums galiu tiek pasakyti. Tai va, sakyčiau, paimam, nuplėšiam plastiką. Galima juk tą stiklą nuimti. Viskas gerai. Čia nėra skirtumo. Nuimam tą gal stiklą, ištrauksiu biškį. Priekio turėtų gražiau nusimti. Jo, čia lengvai. Surinkome žvėrį, oficialų Emilio Jokūbo kompiuterį. Blema, čia tai lygis. Čia tai geras aparatas. Iš išvaizdos. Tai žiauriai geras atrodo. Šitą kompiuterį, ne būtent šitą, bet lygiai su šitais pačiais komponentais. Oficialų Emilio Jokūbo kompiuterį galėsite įsigyti rpc.lt. Ir išykite mūsų tinklapį Emilis Jokūbas ir rasite būtent šį bildą, jeigu norite turėti kompiuterį lygiai tokį patį kaip šis komedijos dievas. Aš vadinsiu hibridų. Hibridas, nes, tipo, ir montavimui žiauriai gerai, žinai, ir gamingui. Tipo, taip. Žiauriai galingas čia. Overkillas. Veiks puikiai, sakau, šitas korpusas yra labai smagus dirbti, turi savo niuansų, biškį per daug dalių. Vienintelis dalykas, ko mes neuždėjom, bet tai uždedam ant pačio galo. Antena. Wi-Fi'aus antena. Riklys gausis, savaitės rifas. Riferiai, žiūrėkit, savaitės rifo kompas. Va. Dar daugiau pinigų gausit. Vau, kiek daug čia bus reikėjo. Nėra už ką, kaip sakant. Pirmą dalyką iš karto įsijungiu
ir einu į Steamą ir dedu siūst Doom Dark Ages. Ok. Atsisinčiu Doomą ir biškai norėsiu protestuoti. Aš visiškai galvojau, kad kitas atsakymas bus, bet nesigilinam į ką aš galvojau, kad tu pasakysi. Nu, tas irgi bus, kavai, šitie irgi bus žiūrimi, kaip sakant, per inkognito tabą, čia kas be ko, žinai. Bet nu čia jau po to, žinai, 4K vaizdiniai, tai, žinai, neišnaudos visos galės to kompa, žinai. Nebent aš ten dar mėginsiu kažką renderint, žinai, pasidaryti papildomai per After Effects, tada jo gal, žinai. Taip, kaip minėjau, šis kompiuteris bus paruoštas, galima bus jį užsisakyti. Norėčiau pirmiausiai Emilio padėkoti už bendradarbiavimą ačiū, blemba, dėkingas. RPC LT. Tikrai buvo labai smagu, tikiuosi ateityje dar tikrai kažką galėsim padaryti. Oi, tai nešiu jau pasaulis, jau čia būsiu sumalęs, nes nesisekė žaisti. Aš noriu dar iki to laiko pirmiausiai pasigirti, kad aš reprezentuoju Lidlą. Visas šis filmavimas vyko su Lidlo Kroksais sportiniam režime. Nei karto nenugriuvau, ne taip, kaip prieš porą savaičių nuo laiptų. Ir taip pat reprezentuoja aklųjų bendruomenę visą Vilniaus, nes tikrai žmogus, kuris mato, tokių kroksų nepirktų. Tai tie galiu pasakyti. Pirktą pačią, du zuzuki vienu šūviu, kaip sakant. Žinai ką, jausčiau dalykus, skaudėtų man. Tai gerai, kad šiuo metu nieko nejaučiu. Ai, visi mane pizdavojo, bet viskas gerai. Gerai, šiaip kroksai kėti. Ne, viskas gerai. Aš pats sakiau, norėčiau. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo mūsų video su Emiliu Jokūbu. Buvo labai smagu filmuotis su juo ir norime toliau tęsti tokius didesnius ir įdomesnius projektus. Tai palikite komentaruose informacijos, apie ką norite, kad mes pasikviesime į savo RPC studiją. Tuo pačiu palaikinkite ir pasubscribinkite mūsų kanalui. Bandom auginti savo kanalą ir sekėjų skaičių, kad pasiektume tikslesnę auditoriją. Norime prisidėti prie įdomesnių projektų. Iki kito video iš RPC LT. Aš esu Robas. Iki. Taip. Nejuokauk. 5-6-5 štukės. Ai, aš galvojau, kad man liepsi atsistoti ant to. Aš galvoju. Man labai juokingai Jaurimas į mane žiūri ir man... Jūs žiūrit labai į mane. Yra daug lengviau kalbėti į žmogų negu į kamerą. Labai gerai, tu detaliai kalbėjau, jisai juokavo, ta prasme, tai galas toks kontrastas. Bukas ir bukesnis. Vaizduškę patraukėt, nes atrodo, kad nukris. Oi. Su šitu korpusu. Viral korpusą turėsiu, pasakysiu. Korpusas priešais tave buvo, kiek galvojai tavęs matė? Nesimatė. Ir būtent mano plinkanti galva, blemba.